Alvija Černiauskaitė Kvederavičienė, Londono darželio mokyklos Obelėlė direktorė, Pasaulio lietuvių bendruomenės švietimo reikalų komisijos pirmininkė. 2018 m. lituanistinio švietimo mokytojo dėstytojo premijos, kurią skiria Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija, laureatė. Pradėkime nuo jūsų emigracijos istorijos. Jeigu taip trumpai reiktų papasakoti, visų klausiu to paties, kokia ta trumpa emigracijos istorija, kaip atsidūrėte Londone? Labai senai atvykau kaip studentė 2 mėnesiams ir tie 2 mėnesiai trunka jau 20 metų. Vilniaus universitete mokiausi fizikos, taikomąją fiziką. Ir 3 kurse nusprendžiau kartu su kitais studentais, daug kas vyko į Ameriką, o mes kažkaip pasitarėm ir nusprendėm į Londoną. Visa grupelė pradėjau dirbti pagal tą žodžiu studentišką 2 mėnesių programą ir visai netyčia už savaitės laiko traukiny susitikau žmogų, kuris paklausė, ką studijuojant fiziką aš veikiu picerijoje, kodėl dirbu picerijoje, nes švaistau laiką ir žodžiu pasiūlė ateiti į interviu. Ko pasekoje jau 20 metų dirbu Jungtinės karalystės geležinkeliuose ir žodžiu transporto srity, turėjau labai smagių keletą projektų ir taip vienas po kito pasilikau. Ten tiesa, vis tiek grįžau 4 kursą, pasibaigiau fiziką, tada ten grįžus jau į Londoną magistratūrą ir taip toliau. Tai. Ir pasilikot Londone? Taip gavosi, kad 2 mėnesiai išsitempė į 20 metų, tas laikas labai greitai bėga, vienas po kito, gavau olimpinių žaidynių projektą, kas iš tikrųjų labai sustabdė tam laikotarpiui, nes pagalvojau, kad niekada daugiau gyvenime Lietuvoje nebūtų galimybės pasinaudoti tokiu projektu. Po to sekė Londono metro projektas, kas irgi Lietuvoje nėra metro ir taip vienas po kito labai įdomus iššūkiai, kurie ir sudėjo tos 20 metų. Ir ko gero vaikai, kurie gimė, ne visi, bet sūnus gimęs Lietuvoje, ar ne, o dukros jau yra gimusios Londone, teisingai sakau? Sūnus galėjo gimti Londone, bet aš tiesiog grįžau į Lietuvą, nes jisai gimė labai gražų gegužės mėnesį ir man pasirodė, kad bus labai smagu jį pasiauginti visą vasarą Lietuvoje. Tai specialiai buvo suplanuota ir jis gimė Lietuvoje. Darželis mokykla Obelėlė. Kada atsirado gyvenime? Tai ir atsirado, kai atsirado sūnus, Jungtinėje karalystėje dekretinės yra 9 mėnesiai ir po 9 mėnesių pradėjau ieškoti, kadangi reikės grįžti į darbą, pradėjau ieškoti darželio. Aišku, vaikai visada brangiausias turtas, norisi paties geriausio. Vieną po kito aplankiau britiškus darželius, bet kadangi pati jau buvau prie pedagogikos prisilietus, nes baigusi fiziką gavau ir mokytojo kvalifikaciją, bet to studijų laikais jau dirbau Lietuvoje, Vilniuje, Švento Kristoforo gimnazijoje, anglų kalbos mokytoja. Tai tikrai turėjau tos patirties. Pati esu iš pedagogų šeimos, nes tiek mano mama, tiek jos seserys darželį dirbo ir vadovaujamą darbą. Tai teko labai daug prisiliesti ir supratau, kad aš vis tik noriu kokybiškesnio to viso ugdymo savo brangiausiam turtui ir jeigu jo nėra, tai tenka susikurti pačiam. Tai taip kilo mintis, kad sūnui sukurti kokybišką aplinką. Tuo metu tai buvo gana tokie metai po mūsų įstojimo į Europos Sąjungą, labai daug lietuvių vyko į Jungtinę karalystę ir labai tuo metu kaip tik daug jaunų mamų klausinėjo apie darželius ir kai tik pasakiau, tai 1 dieną atsidarius mes jau buvom pilni nuo 1 dienos, tai tikrai buvo didelė paklausa ir labai smagu, kad sūnui atsirado puikia aplinka, iš karto su lietuviais vaikais ir apie tą lietuvišką variantą aš galvojau visą laiką, nes
Man labai rūpėjo, kad mano vaikas ir būtų lietuviu, kad mokėtų lietuviškai. Ir aš visada žinojau, kad būtent iki mokykliniam ugdyme sudėti pagrindai, išmokta kalba, ji ir suformuos pagrindą tolimesniai kalbai. Nepakanka šeimoje kalbėjimo, jūsų manimu? Kartais pakanka, jeigu šeimoje yra labai disciplinuotai kalbama. Bet jeigu, sakykime, iki mokykliniam amžiui pradedama lankyti darželį anglų, norvegų kalba, tai va tas iki mokyklinis labai svarbus tarpsnis, nes vaikas gauna labai daugumos kalbos ir tada namuose lieka tik tai trupinėliai, kaip aš sakau. Ir jeigu dar kartais tėvai pasiduoda arba tiesiog netyčia pradeda kalbėti atgal irgi tą pačią kalbą, vietos kalbą, tai tikrai lietuvių kalbai lieka vis mažiau ir mažiau vietos, nukenčia žodynas ir aišku, vaikas tikrai gali ir pasivyti vėliau, nes į mokyklas ateina vaikai, kurie lankė vietinius darželius ir ateina į 1 klasę, kartais į 7 klasę ir pasiveja, gali pasiekti tam tikrą lygį, tačiau kalbėti kaip gimtąją kalbą jau yra labai sudėtinga, labai daug pastangų reikia. Jeigu dar yra planas grįžti, tai vėl nauji iššūkiai atsiranda. Grįžus ir nemokant kalbos arba gerai nemokant kalbos, štai kai kurie mokytojai pasakoja lituanistinio švietimo, kad net ir lankę mokyklas lituanistinio švietimo vaikai vis tiek susiduria su tam tikrom problemom, kaip, nežinau, tartis, kirčiavimas ir taip toliau, ir ne visada yra priimami švelniai lietuviškose mokyklose ar lietuviškose universitetuose, turint omeny tą jų situaciją. Ko gero, tai yra problema. Tikrai yra įvairių situacijų ir priklauso iš kokios šalies grįžta, nes kai kurie akcentai yra labai stiprūs ir juos sudėtinga labai greitai panaikinti, nes tikrai reikia įdirbio, reikia aplinkos jėgos ir tokiu būdu, žinoma, pramoksti pakankamai gerai, kad jį užsimaskuoti arba jo visai neliktų. Bet matot, lituanistinių mokyklų yra labai įvairių. Mes jas skirstom į 3 grupės. Tai yra lituanistiniai klubai, kur susitinka vaikai kartais tik 1 valandą į mėnesį arba, sakykime, valandą kas 2 savaitę. Tai tokiu būdu tikrai tos lietuvių kalbos yra gana mažai. Jeigu šeima mišri ir šeimoje dar vyrauja kita kalba, bendra kalba, sakykime, jeigu skirtingos mamos ir tėčio dar viena įsijungia kalba, tai tikrai lietuvių kalba, ta mažumos kalba labai nukenčia. Ir tokių mažų tų keletą valandų per mėnesį tikrai trūksta. Bet viskas įmanoma ir kartais bendraujant kiekvieną dieną su seneliais, kalbant su draugais, einant į dar kažkokius papildomus būrelius ar klubus lietuvių kalba, grįžtant vasarą į stovyklas, praleidžiant porą mėnesių Lietuvoje, toje aplinkoje, tikrai yra labai puikių variantų, tikrai vaikai išmoksta gana gerai tą kalbą. Bet visur reikalinga tėvų motyvacija, nes siųsti vaiką į Lietuvą, kalbėtis apie tai, suprasti kalbą kaip vertybę ir tai yra nuolatinis darbas. Kiek jos yra tos motyvacijos? Kaip jūs iš dabartinės perspektyvos įvertintumėte? Labai įvairiai, yra tikrai tėvai, kurie labai motyvuoti ir tą supranta, kad kalba yra dovana, kad yra vertybė, kad yra identiteto pagrindas, nes vaikas tikrai tada supranta, iš kur jis yra, kur jo šaknys. Jisai supranta visai kitaip ir laisvės kainą, jis supranta, kodėl įvyko Žalgirio mūšis ar kiti dalykai mūsų istorijoje ir kas mes esam. Tai padeda tokiam visapusiškam vaiko augimui, psichologiškai suprasti save patį ir aišku išmokti papildomą kalbą. Nes jeigu mes investuojam laiko, pastangų, tai dvikalbis vaikas puikiai kalba 2, kartais 3 ir 4 kalbom, nes turim pavyzdžių,
kur mišriose šeimose tikrai išmoksta puikiai vaikai kalbėti, bet visa tai tikrai turi būti motyvacija, turi suprasti kalbą kaip vertybę, turi tėvai skirti tam laiko. Labai smagu, jeigu yra lituanistinė mokykla šalia ir gali 4-5 valandas per savaitę leisti ne kaip į būrelį, bet kaip į mokyklą. Jeigu nėra, tada dar daugiau motyvacijos reikia, nes namuose turi vyrauti lietuvių kalba, tada kiek įmanoma daugiau aplinkos sudėlioti iš lietuviškos žodžių, kultūros, tradicijų, kalbos, kad vaikas būtų apsuptas kuo daugiau, nes daugumos kalba, daugumos aplinka labai dažnai laimi. Tai tik tie stipriausi, motyvuoti tėvai po to skina puikius vaisius. Paprovokuosiu šiek tiek, o gal to visiškai nereikia. Pavyzdžiui, šeima neplanuoja grįžti į Lietuvą, arba vaikai neplanuoja grįžti į Lietuvą. Jie įsikūrė kažkokioj šaly, priima tą šalį kaip savo antrąją gimtinę. Tai kam čia stengtis? Pirmos kartos žmonės išvykę į tą šalį, jie niekada nebus nei norvegai, nei švedai, nei amerikiečiai. Jie tada bus kažkas. Iš kažkur. Iš kažkur. Ir kad žinotum, kas tu esi, tai būtent ir yra tavo pagrindas. Nes mes turim dabar puikią istoriją Jungtinėj karalystėje, Škotijoje, kada 60 metų vyras, tvarkydamas savo palėpę, atrado dokumentus, kad jo seneliai, proseneliai lietuviai ir priėmė Lietuvos pilietybę, atsisakė britiškos pilietybės, susirado senelių sodybą šalia Marijampolės, savanoriauja, taip pat dėsto kolegijoje ir jis sako, aš visą gyvenimą galvojau, ko man trūksta. Sako, man trūko savasties, man trūko sužinoti, kas aš esu ir iš kur. Ir jis dabar mokosi lietuvių kalbos ir jam tai yra labai svarbu. Tai kartais šitoj globaliam pasaulyje, toj multikultūrinėje aplinkoje labai lengva save pamesti. Ir jeigu tu nežinai, kas tu toks, tai tada gali atsirasti ir psichologinių problemų ir visų kitų dalykų. Tai labai labai svarbu pasistatyti tą tvirtą pagrindą, žinoti, kas tu esi, kur tavo šaknys, o papildoma kalba, kaip ir bet koks mokslas, niekada nemaišo. Tai dar vienas žingsnis į priekį, dar viena vertybė tavo krepšelyje. Obelėlė, kuri štai prieš 20 metų, kaip jūs minėjot, pradėjo savo veiklą ir buvo labai paklausi ir buvo užpildyta, kokia ji šiandieną, šita mokykla, darželis? Šiandien ji jau tvirtai atsistojus ant kojų. Dabar mes tik darželį vadinam obelėlę, mokykla jau vadinasi Lithuanian Academy, Lietuvių kalbos akademija, kuri labai labai smagiose patalpose, tikrai gražioj, labai inovatyvioj mokykloj, kuri vėl atveda mane taip į praeitį olimpinės žaidynės, kuri buvo pastatyta olimpinėms žaidynėms. Ir vaikai ten eina į mokyklą 5 valandas šeštadienį, kaip į tikrą mokyklą, ir tikrai akademiškai stipriai mokosi, aš kaip vadinu, sustiprinta lituanistinė mokykla. Tai mūsų mokykloje tikrai visi tėvai turi būti labai motyvuoti, nes tai yra ne būrelis, tai yra mokykla. Jie žino, kad vaikai turės dirbti, gauti namų darbus, kad tai yra ta pati mokykla, į kurią jie eina vidury savaitės, tik tai iškelta į šeštadienį, nes mūsų Jungtinėj karalystėje neįmanoma turėti kol kas, tikimės, lietuvių kalbos paprastoj įprastiniai britiškoje mokykloje. Tai tikrai vaikai pasiekia puikių rezultatų, laiko ir lietuvių kalbos egzaminus, testus. Ir kai kurie ruošiasi grįžti į Lietuvą, kai kurie grįžę į Lietuvą, labai džiaugiamės irgi rezultatais. Ir kai tėvai paskambina ir sako, mes grįžom į 8 klasę ir vaikas parsineša namo pagyrimus ir lietuvių kalbos sertifikatus, tai tada supranti, kad darai kažką gerai. Ar pakanka dėmesio lituanistiniam švietimui jūsų manimų šiuo metu? Mūsų dėmesio kaip valstybės, nes čia yra mūsų interesas išlaikyti lietuviškumą už Lietuvos ribų. Per paskutinius
5 metus lituanistinis švietimas ėjo tokiais 5-myliais žingsniais ir tikrai labai labai pasikeitė. Kas buvo prieš 15 metų ir kas yra dabar, tai visiškai kitas vaizdas, tai visai kita kalno viršukalnė. Ir mes jau turime lituanistinių mokyklų mokinius Lietuvoje, mokinių registre. Mes šiek tiek finansuojam lituanistinės mokyklas, tai yra, jos gauna biudžetinį finansavimą, nors ir nedidelį, bet jau gali planuotis, gali pasidengti šiek tiek nuomą arba mokytojų atlyginimus. Taip pat turim galimybę kvalifikuoti, mokyti mokytojus, kurie, sakykime, ar neturi pedagoginio išsilavinimo, arba nori siekti papildomo istoriko, geografo kvalifikacijos. Tikrai labai daug iniciatyvų ir formalių, tai yra universitetai, kolegijos, bet taip pat ir stovyklos mokytojams, lyderių mokymai, mentorystės programa. Tikrai yra daug. Tačiau dėmesio iš Lietuvos, kaip aš sakau, tikrai dar labai dažnai sutinki žmogų, kuris Lietuvoje nežino, kas yra lituanistinis švietimas. Ir nežino, kad išvykęs su vaiku gali rasti mokyklą ir turėtų rasti. Tai aš labai jau keletą kartų esu sakius, labai norėčiau, kad kiekvienas Lietuvoje žinotų, kad jeigu išvyks į užsienį, ten taip pat turėtų atrasti Lietuvos dalį, tai yra lituanistinė mokykla. Ir kai vežasi į užsienį pasą, tai jisai būtinas kelioniai. Tai kad lituanistinė mokykla irgi būtų dalis kelionės, nes jeigu teks grįžti į Lietuvą, tai nebūtų jokių trukdžių, lietuvių kalba būtų jau pakankamai gera, o jeigu teks likti ir gyventi toje šalyje, tai tikrai bus puikus pagrindas tiek vaikam, tiek visai šeimai, identitetas, papildoma dovana, tai senelių arba tėvų kalba. Ką aš girdžiu apskritai, kalbėdama su lituanistinio švietimo mokytojomis, tai lietuvybė puoselėja mamos išvykusios iš Lietuvos, kuriams rūpi, kurios štai ir mokytojomis patampa, ir mokyklas steigia, ir joms vadovauja, kuriams rūpi, kad jų vaikai kalbėtų gimtąją kalbą. Turbūt čia toks mamos archetipas, kad vis tiek mama rūpinasi vaiku, kalba, ateitim, tai mama to globėja kaip ir. Ir tikrai 90 turbūt, nežinau, beveik 9% yra mamų, kurios atveda vaikus į mokyklas, tačiau tikrai yra ir mišrių šeimų, kur tėtis lietuvis ir tėtis atveda. Ir dar smagiau, kai, pavyzdžiui, būna tėtis lietuvis, o mama Norvegė arba Britė ir atveda vaikus į lituanistinę mokyklą. Ir kada iš mamos užsienietės irgi yra tas supratimas, kad tai yra dovana išmokti papildomą kalbą. Tai tikrai mamos valdo lituanistinį pasaulį, nes dažniausiai lituanistinė mokykla ir yra įkuriama iš asmeninės paskatos, kada reikia išlaikyti kalbą savo vaikui, pradedi kurti mokyklą, tada atsiranda kiti vaikai ir labai dažnai tėvai patys ir savanoriauja, ieško iš savo tarpo, kas galėtų mokyti, arba ieško mokytojų. Labai dažnai mokykla pradeda veikti netgi kažkieno svetainėje arba sode. Tai pati seniausia JAV įkurta lituanistinė mokykla taip pat pradėjo veikti pirmosios direktorės namuose ir su 6 vaikais. O dabar jie turi 600. Tai tikrai istorijų yra labai įvairių, bet aišku, visur vyrauja moteris. Jūs esat įvertinta už tai, ką darote. 2018 metais skirta lituanistinio švietimo mokytojo dėstytojo premija, kurią štai
sukūrė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, čia jos iniciatyva. Ką jums reiškia šitas įvertinimas? Pirmiausia, turbūt reiškia labai daug, nes aš buvau pirmoji atėjusi ne iš akademinio pasaulio, bet iš visuomeninės veiklos. Nes tai buvo mokytojai vertinami Lietuvoje, pirmasis lituanistinio švietimo vykdytojas, universiteto dėstytojas, ir aš buvau pirmoji, kuri buvo su tom visiškai kitokiom, sakykime, vertybėm ir atėjus iš visuomeninės srities. Tai buvo labai toks stiprus įrodymas, kad gali būti įvertintas už bet kokį darbą, ar rašai knygas, ar mokai vaikus pas save namuose. Ir tai paskatino taip pat, buvo tokia motyvacija turbūt ir kitom lituanistiniam mokyklom, lituanistinių mokyklų vadovams, kad gali būti įvertinti net ir mažų mokyklų mokytojai, net ir tie, kurie atrodo stengiasi dėl 5 vaikų, bet jų pastangos matomos ir jie gali būti tie, kurie kitais metais gaus premiją. Tai turbūt aš sakyčiau, kad pirmiausia, man ji buvo atverianti duris ir parodinti tokį motyvacinį pavyzdį visoms lituanistinėms mokykloms, kad kur mes bebūtumėm, ar Singapūre, ar Jungtinėse Amerikos valstijose, ar Australijoje, ar kažkur Europoje, bet kurioje mokykloje, mažoje ar didelėje, mes visi galim būti pastebėti, įvertinti ir mūsų darbas svarbus Lietuvai. Su tuo ir sveikinu, linkiu sėkmės, ir tai buvo Alvija Černiauskaitė, Londono darželio mokyklos Obelėlė įkūrėja ir vadovė, taip pat Lietuvių kalbos akademijos įkūrėja ir vadovė, ir taip pat Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė. Ačiū už pokalbį ir linkiu sėkmės. Ačiū.